žmogus, reiškia, ilgisi kažko tai begalinio. Tas Dievo įsodintas mumyse troškimas, kuris jeigu neranda savo teisingos krypties, jeigu jis neranda kelio, ne krypties, jis kryptį turi, bet jeigu jis neranda kelio, kuriuo eiti, tai tada žmogus pradeda griauti save, aplinką savo, aplinkinius žmonės pradeda, jeigu jis neranda to, reiškia, ta ugnis mumyse esanti, ta laimės troškimas, jeigu mes nerandame kelio jai teisingai, reiškia, nenukreipiame teisingai, tai tada jinai pradeda griauti mus. Ir turime pačias įvairiausias, gausiausias savidestrukcijas, kurias gerai pažįstam, įvairiausios, reiškia, priklausomybės, smurtas, neviltis, piktumai ir panašus dalykai, reiškia, yra išraiška to neradimo. Taigi žmogus trokšta, žmogus ilgisi ir Dievas į šitą ilgesį atsiliepia. Ir tą atsiliepimą vadiname tuo techninio teologinio termino apreiškimas. Dievas apreiškia arba, paprasčiau sakant, atidengia save. Tas atidengimas įvyksta per istorinius įvykius ir tie įvykiai yra užrašomi šventajame rašte. Ir mes turime šventąjį raštą. Reiškia, švento rašto pagrindas yra įvykių užrašymas, aprašymas įvykių. Turime išganimo istoriją. Reiškia, tai sudaro šventojo rašto turinio tokį pagrindinį karkasą. Ir tada turime ir kitokių žanrų šventajame rašte, bet pagrindinis žanras, sudarantis švento rašto pagrindą, yra istorinės knygos, reiškia, kurios aprašo Dievo savęs atidengimo žmonijai istoriją per įvykius. Pavyzdį duosiu visiškai paprastą ir jums visiems žinoma, tai būtų išėjimo iš Egipto pasakojimas. Išėjimas iš Egipto istoriškai įvyksta 1300 kažkelintaisiais metais prieš Kristų. Ten istorikai truputį, reiškia, ginčijasi tiksliai kada, bet jisai įvyksta 14 amžius prieš Kristų. Istorinis įvykis. Grupė vergų, didelė grupė vergų, pabėga iš turtingos ir galingos valstybės Egipto ir, reiškia, pasitraukia į dykumą. Istorinis įvykis. Ir per šitą istorinį įvykį izraelitai, žvelgdami ir reflektuodami, reiškia, į tą įvykį, jie supranta, kad čia veikia daug daugiau negu tik tai žmogiškos jėgos, negu tik tai Mozės sugebėjimai įžvalgumas, negu tik tai laimingas atsitiktinumas, nes kaip galėjo ta turbūt kelių šimtų tūkstančių minia su gyvuliais, su vaikais, su manta savo pabėgti nuo stiprios valstybės reguliarios kariuomenės. Reiškia, vyrai, kurie buvo karyboje treniruoti, o čia tokia, reiškia, sunkiai lėtai judanti, mekenanti, dulkes kelianti banda sugeba nuo jų pabėgti. Ir jie, izraelitai, žvelgdami į šitą įvykį ir taip pat į perėjimą per Raudonąją jūrą, jie supranta, kad čia veikia daug daugiau negu tik tai žmogiškos jėgos. Ir jie prisimena, kad Mozė sakė, jog Dievas juos išves iš Egipto nelaisvės. Ir žvelgdami į šitą istorinį įvykį, izraelitai šitą supranta apie Dievą. Šitame įvykyje Dievas atidengia, parodo save. Kai kurias savo savybės Dievas parodo. Ir kokiasgi savybės Dievas parodo. Jis parodo, kad jis yra galingas Dievas. Egipto dievaičiai ir faraonas, kuris yra dievybė, nesugebėjo sutrukdyti. Dievas parodo, kad jis yra išlaisvinantis, kad jis yra Dievas, kuris duoda laisvę. Dievas parodo, kad jis yra patikimas, ištikimas savo žodžiui. Jisai pažadėjo ir jis išpildė. Ir galime tęsti toliau sąrašą, reiškia, skaitydami tą tekstą, mes matome Dievo savybės, kurias per šitą įvykį jisai atidengia. Reiškia, nematomas Dievas save atidengia per matomus įvykius, per matomus istorinius, ekonominius, politinius, asmeninius ir kitokius įvykius. Dievas parodo save. Ir todėl, kaip jau praeitą kartą sakiau, kartoju šiek tiek, ir žydams, kurie
užrašo Senąjį testamentą, ir krikščionims, kurie užrašo Naująjį testamentą, yra labai svarbu istorija. Jiems labai svarbu yra istorinis tikslumas. Kodėl? Todėl, kad per istorinius įvykius Dievas atidengia save. Per istorinius įvykius. Istorinių įvykių ta svarba yra labai didelė. Dabar sekantis klausimas yra švento rašto istorinis patikimumas, kurį jau dabar pradėjau sakyti, reiškia, šventas raštas nėra istorijos vadovėlis, nes jam rūpi ne tik tai įvykius pateikti, bet ir juos interpretuoti. Ir tų įvykių paaiškinimas yra. Ir už tai yra daug daugiau negu tik tai sausas įvykių pristatymas. Bet netgi pastebėkite, tokio dalyko kaip vien tik tai sauso įvykių pristatymo net ir iš viso būti negali. Net Šapokos istorija jau yra interpretacija. Tas yra kitaip neįmanoma. Todėl, kad istorikas mažiausiai rašydamas savo istoriją turi pasirinkti, kuriuos įvykius jisai paminės ir kuriuos nutylės, kaip antraeilius. Bet kuris pasakojimas istorinis visada yra interpretacija ir šventas raštas šio požiūrio nėra išimtis. Tačiau švento rašto interpretacija yra ta, kad jisai tuos istorinius įvykius parodo jų tikrojoje plotmėje, tai yra sąryšyje su antgamte, sąryšyje su, kaip tie įvykiai atidengia antgamtinę realybę. Tai va čia jų yra tas išskirtinumas švento rašto. Labai svarbus mums klausimas, yra, ar tiksliai buvo, kaip sakant, tas tikslumas švento rašto, ar tiksliai papasakota yra Jėzaus istorija. Naujasis testamentas, kaip ir Senasis testamentas, yra tuo pačiu principu parašytas. Dievas apreiškia save per matomus įvykius ir Jėzaus gyvenimas yra matomi įvykiai. Jėzus vaikščiojo, kalbėjo, darė įvairius darbus, mokė, gydė ir tai yra užrašyta Naujajam testamente. Ir Naujojo testamento istorinis patikimumas yra labai didelis. Viena iš priežasčių yra labai mažas tarpas tarp įvykių ir jų užrašymo laiko. Šventas raštas, Naujasis testamentas, buvo užrašytas labai netrukus po pačių istorinių įvykių. Patys pirmieji fragmentai, dar ne ištisi tekstai, bet pirmieji fragmentai atsiranda praėjus vos keliasdešimčiai metų, 20 keliems metams praėjus po įvykių, mes jau turim pačius pirmuosius Naujojo testamento rašytinius fragmentus. Pilni tekstai yra vėliau, ne taip greitai atsiranda, bet pirmieji fragmentai jau yra labai anksti ir turėdami pilnus tekstus, mes galime juos patikrinti pagal tuos fragmentus, kuriuos turime. Sakykime, pilnas Naujojo testamento tekstas, kaip mes jį turime jau šiandien, atsiranda 4 amžiuje. Tiksliau, jis atsiranda anksčiau, bet mes turime šiandien, 4 amžiaus, jau turime pilną tekstą. Ir tada klausimas, ar jisai yra tikslus, o gal perrašinėjant įvyko klaidų, arba ne klaidų, bet gal, kaip sakant, kas nors pridėjo, papildė, pagražino ir taip toliau. Tai tie pirmieji fragmentai yra saugiklis, lakmuso popierėlis, patikrinti mūsų turimų rankraščių patikimumą. Mes tada imame tą pilną rankraštį, kurį turime iš 4 amžiaus ir jį patikriname naudodamiesi tais fragmentais iš 1 amžiaus ir patikimumas yra visiškas. Jie tiksliai perrašė tai, kas yra iš pačių pirmųjų tų švento rašto Naujojo testamento fragmentų, kuriuos turime pačius ankstyviausius. Kartais žmonės sako, bet matai, šventas raštas visą laiką šiek tiek atsilieka, vėluoja nuo pačių įvykių, kurį laiką yra žodinė tradicija. Tikrai taip yra. Net ir su Naujojo testamentu turime keliasdešimties, gal 20 kelių, gal truputį daugiau metų tarpą tarp įvykių ir jų įraštinimo. Ir turime tą 20 kelių metų žodinės tradicijos tarpą. Ir tada klausimas yra, o žinai su ta žodinė tradicija? Kaip sugedęs telefonas. Vienas pasakė, kitas pridėjo, kitas netaip nugirdo ir, galime iškraipyti. Tai pirmas dalykas, kuris vis dėlto, kaip sakant, labai didina
patikimumą yra tai, kad tarpas nors ir yra, bet jis yra labai mažas. 20-30 metų tarpas yra labai mažas ir, reiškia, per tą laiką didelių iškraipimų ir pridėjimų negalėjo per mažai laiko įvykti. Žiūrėkite, visi mes čia sėdintys esame, gerai prisimename įvykius prieš 20 arba 30 metų. Ir galite tiksliai papasakoti svarbius įvykius įvykusius prieš 30 metų. Atmintis dar yra. Dar reiškia, dar yra viena karta. Ta pati karta, kuri matė Jėzų, yra ta pati karta, kuri užrašė. Reiškia, dar gyvi žmonės, kurie patys savo akimis matė. Ir jeigu tie rašytiniai šaltiniai Naujojo testamento būtų iškraipę, tai tada šitie savo akimis matę liudytojai protestuotų. Ir mes turėtume tada to protesto kažkokių tai ženklų, laiškų, pareiškimų, reiškia, ir panašių dalykų, ir mes jų neturime. Reiškia, tas labai tikslus, labai nedidelis laiko tarpas užtikrina didelį tikslumą. Bet netgi jeigu ir laiko tarpas būtų didesnis, antikinėje kultūroje, senosiuose kultūrose buvo labai išplėtotas įsiminimo menas. Ir mes 21 amžiaus žmonės esame praradę šitą gebėjimą įsiminti didelius informacijos kiekius, reiškia, savo protu, savo atmintimi. Ir nesimenu, ar jums šitą sakiau, bet senosiuose kultūrose, reiškia, tikrai didžiuliai tekstai būdavo laikomi atmintyje ir perdodami pažodžiui labai tiksliai. Ir netgi, pavyzdžiui, šiandien islamo religijoje visai dažnas atvejis, kai pamaldus musulmonas išmoksta visą Koraną mintinai, pažodžiui. Reiškia, visiškai tiksliai mintinai. Tai yra nieko visiškai keistų, jie turi tam tikrą garbės vardą, tas žmogus tokiu būdu įgyja. Reiškia, o Koranas yra maždaug Naujojo testamento apimties knyga, nėra maža. Ar pažįstate nors vieną žmogų, kuris mokėtų mintinai vieną evangeliją iš 4 evangelijų? O prieš nepilną 100 metų katalikų kunigai mintinai mokėdavo Mato evangeliją. Tai nieko labai ypatingo. Mus kartais baugina 3 puslapiai teksto ir mums atrodo, kad visiškai neįmanoma jį išmokti mintinai. Tai yra visiškai nesunku. Aš nemoku, bet aš žinau, teoriškai žinau, kad tai yra visiškai nesunku, tik tai, kad mes savo smegenėlės aptingusias, reiškia, prie kompiuterių ir skaičiavimo iš mašinėlių pripratinome. Žinot, mums reikia sudauginti 2 dviženklius skaičius ir jau mes išsitraukiam kalkuliatorių tam. Bet iš tikrųjų tai čia yra, reiškia, tas pats galioja visiškai pilnai ir man, aš irgi tą patį darau, bet tai yra tam tikra aptingimo forma. Taigi žodinio perdavimo patikimumas yra labai didelis, nežiūrint, reiškia, kad yra keliasdešimties ar netgi ir gerokai didesnis, jeigu laiko tarpas būtų, vis tiek jisai yra. Dabar, kodėl skaityti šventąjį raštą mums reikia? Nu, visų pirma, tai todėl, kad tai yra Dievo žodis, Dievo laiškas man. Ir ne bet koks, o meilės laiškas. Ir dauguma iš mūsų jaučiame tą meilės alkį savo širdyse ir štai Dievas ateina, kad mus mylėtų ir mes galėtume jį mylėti, kad tas užsimegstų ta bendrystė, komunija, meilės ryšys su Dievu. Ir šventas raštas yra vienas iš svarbiausių būdų, kaip Dievas man atveria save. Aiškiai, skaitydama šventąjį raštą, aš susitinku su Dievu, su mane mylinčiu Dievu. Taigi, švento rašto skaitimas krikščioniui yra, kaip čia pasakyti, visiškai natūralus, būtinas, reikalingas, normalus, neišvengiamas dalykas. Taip reikia skaityti šventąjį raštą. Tie iš mūsų, kurie dalyvaujame šventosiuose mišiuose sekmadieniais, mes girdime šventąjį raštą skaitomą per žodžio liturgiją. Ir tai yra labai gerai. Tačiau šitas klausymasis Dievo žodžio liturgijoje, šventų mišių liturgijoje, reiškia, nepanaikina būtinybės skaityti šventąjį raštą asmeniškai ar grupėmis ne mišiuose. Aiškiai, šventą raštą skaityti reikia ir kitokiu būdu. Dalykas yra tas, kad šventosiuose mišiuose šventasis raštas yra skaitomas fragmentais,
kurie išdėlioti nėra chronologiškai. Jie nepateikia chronologiško įvykių pasakojimo. Kitaip sakant, nėra pateikiamas nuoseklus pasakojimas, kuriame įvykiai seka vienas po kito. O pateikiami fragmentai, priklausomai nuo liturginių švenčių, nuo liturginių metų eigos. Ir šita skaitinių knyga, kuri dabar yra naudojama mišiuose visame pasaulyje, yra sudaryta darant prielaidą, kad klausytojai jau yra susipažinę su šventuoju raštu ir žino išganimo istoriją, ir žino bendrą išganimo istorijos siužetą. Tačiau tai mūsų atveju Lietuvoje tikrai to nėra. Reiškia, tie žmonės, kurie klausosi švento rašto mišiuose, kaip taisyklė nėra susipažinę su švento rašto pagrindiniu siužetu. Ir tada yra didelės bėdos, kai šventas raštas mišiuose nėra suprantamas. Taigi Dievo meilės laiškas, Dievo žodis, ir kai kurie iš jūsų jau turite šitą patirtį, skaitimo švento rašto patirtį, kai Dievo žodis pradeda maitinti. Maitinamės Dievo žodžiu. Dievas mums kalba, stiprina, veda ir kartais būna kurioziškų, netikėtų. Reiškia, kai tai, ką perskaičiau, yra būtent į mano šiandienę situaciją ir Dievas man, reiškia, nuramina, paguodžia, nukreipia, reiškia, tie skaitiniai tampa mano kasdienio dvasinio maitinimosi dalis. Tai yra labai svarbus būdas, kuriuo Dievas kalba man šiandien. Dabar, skaitydami šventąjį raštą, jūs susidursite su problemomis. Istorinės, reiškia, bus problemų dėl istorinių įvykių, kurių mes nežinome. Reiškia, švento rašto pagrindinis įvykiai vyksta prieš nuo 2 iki 4 tūkstančių metų, tokiame laikotarpyje, reiškia, prasideda viskas maždaug 2000 metų prieš Kristų ir baigėsi su Kristumi. Ir ta istorija mums nėra žinoma. Ir skaitydami jūs susidursite su daugybė vietovardžių, asmenvardžių, terminų, kurie bus neaiškus. Ir reikės kažkaip tai, reiškia, įveikti tai. Kaip praeitą kartą minėjau, yra kursų, kurie padeda tą įveikti. Tai, kaip sakant, pasiruoškite nelengvam, tačiau labai įdomiam ir naudingam tokiam žygiui, švento rašto skaitimui. Jisai nebus labai iš karto lengvas, tačiau jisai labai, reiškia, duos gerus rezultatus, reikia tiesiog tą daryti reguliariai ir pažanga tikrai bus. Žmogiška problema yra savęs disciplinavimas. Reikia šventąjį raštą skaityti reguliariai. Geriau skaityti kasdien po 5 minutės, negu 1 kartą metuose 2 valandas. Yra tas reguliaraus maitinimosi reikalingumas. Tai vėlgi realistiškai nuspręskite, kokiu reguliarumu jūs tą darysite ir laikykitės to. Geriau yra mažos porcijukės, tegul būna 3 eilutės, bet kasdien, negu kad nereguliariai, kai šauna man į galvą. Kartais žmonės taip sako, aš meldžiuosi, kai man kyla noras. Arba aš skaitysiu šventą raštą, kai man dabar nėra noro. Nėra gerai. Dvasinio gyvenimo negalime palikti tokiam norui, nenorui, įgeidžiams, įnoriams, nes iš tikrųjų per tuos įgeidžius kalba mūsų sužalota, puolusi prigimtis, kuri mus pas Dievą, mus reiškia, kreipia ne tais keliais. Tai reikia šito vietoje savęs disciplinavimo ir pagalvokite, galbūt skaitysite šventąjį raštą kartą per savaitę, reiškia, sekmadienio arba šeštadienio rytais arba vakarais. Kartą per savaitę būtų pats mažiausias reguliarumas. Jau jeigu dar rečiau, tai paskui pasidaro, tik tai proginis. Bet geriausia būtų kasdien nedėlėm porcijom, gali būti kas kelintą dieną, bet tebūnie tai iš anksto nustatytas laikas, reiškia, ir laikykite save disciplinuotą. O dabar kviečiu savo draugą ir tikėjimo brolį Augį, ir Augis papasakos, kaip Dievas jį susirado ir atsivedė pas save. Augis yra
akmens kaldys, jisai yra paminklus daro, yra, kaip sakant, žmogus dirbantis su labai realiais ir įrankiais, ne koks nors, reiškia, ne mokytojas, ne dėstytojas, ir tokių žmonių liudijimai yra ypač brangus. Man tai labai svarbu, nes matot, kai apie Dievą šneka koks nors kunigas arba katechetas, kaip aš esu, tai tada vienas dalykas, nes tai yra mūsų darbas. Bet čia žmogus, kuris nėra tiesiogiai, tai nėra jo profesija. Ir tada jo liudijimas būna toks, nežinau, gal tikresnis. Tai prašom, Augi. Labas vakaras. Tai va, jei kam reikėtų, žinot, paminklo, tai aš... Bet tik tai tai va, bet iš tikrųjų ne apie tai aš jų nedarau, jeigu iš tikrųjų čia juokauju. Aš tik tai esu dailininkas. Taigi, aš iš tikrųjų nuo 16 metų šitą profesiją turiu, tai ją įsigijau mokykloje, baigiau mokyklą skulptūros ir dirbu nuo pat vaikystės ir visada turėjau tokį darbo režimą pas mane. Visada, visos vasaros būdavo užimtos iki užšalimo ir kai prasideda žiema, baigėsi mano darbas, nes paprastai būdavo užšala, dirbtuvės užšala, vanduo užšala, pjauti akmens negali. Ir, reiškia, žiemas aš pastoviai atostogaudavau, kaip mokytojai 3 mėnesius turi vasaros atostogas, taip aš turėdavau visada kokius 2-3 mėnesius žiemos atostogų. Ir kadangi aš buvau jaunas tėvas, turėjau šeimą ir man tos atostogos įgryso, kai atsikėliau į Kauną ir aš nusprendžiau, kad reikia pauždarbiauti iš šono. Tai yra pradėjau taksuoti. O anais laikais būdavo taip, išvažiuoju į miestą, aš taip ir pradėjau dirbti, žinokit, išvažiuoju į miestą, žiūrėjau, stabdo kas nors, vakare galvoju, kuo tie žmonės stabdo. Ir vieną pavežu, kitą pinigus pradėjau siūlyti. Paskui man vienu metu toptelėjau, kad jie pinigus siūlo, todėl kad jie už paslaugą atsilygina. Štai taip ir sugalvojau žiemomis dirbti. Prisidėdavau prie savo to atlyginimo ir kągi. Ir viena tokia žiema, tokia labai liūdna žiema, kaip va ši žiema, tik tai jinai tokia mažiau lyjanti, bet ana žiema buvo labai lyjanti, toks vėlyvas ruduo, buvo vėjas, lietus. Ir važiavau iš Garliavos, važiavau į Kauną. Ir iš tikrųjų aš važiavau į darbą, aš važiavau taksuoti. Ir pakeliui man kaip tik išvažiavus į tą tiesų į kelią, į tiesiai, žiūriu, toks pilkas žmogelis mane stabdo. Aš kažkaip nenuotaikoj buvau, kažkaip dar nebuvau įsibėgėjęs, žinot, apšilt mašinai reikia pačiam sušilt, bet galvoju, paimsiu šį. Tai va, paėmiau tokį jauną žmogų, jisai sėdo į visą šlapęs, pas mane į mašiną nusikratė ir sako, garbė Jėzui Kristui. Aš galvoju, jo, smagus žmogus, bus įdomu pabendrauti. Sako, ar žinai, kad Jėzus Kristus už tave numirė? Galvoju, jo, gerai. Ir jis sako, ir jis atidavė savo sūnų, Dievas tėvas už tave. Aš viską suprantu, prie ko čia aš dabar. Kažkaip truputėlį sunerimau, bet jisai toliau pasakoja. Ir jisai, tas sūnus numirė ant kryžiaus, buvo prikaltas, nukankintas. Palauk, aš prisiminiau, kad ašgi lyg tai krikščionis, lyg buvęs ar tai krikštytas, ar kažkas tam stiliuje. Ir aš kaip tik turėjau tokį paveiksliuką pas save prisikabinęs priekį, ten mergelės Marijos, aš neatsimenu, iš kur aš jį gavau, jisai toks sutrintas, ir aš sakau, žiūrėk, aš esu sutvirtintas, pakrikštytas ir dar paveiksliuką šventą turi. Jisai net nepažiūrėjo tą paveiksliuką ir toliau man dėsto, kad ne tik Jėzus numirė už tave ir atidavė Dievas tėvas savo sūnų, kuris buvo nukryžiuotas už tavo nuodėmes, bet būtent tam, kad tu prisikeltum ir tu būtum išganytas. Tai jeigu aš pakrikštytas, jeigu aš sutvirtinimą gavęs ir dar neišganytas, tai galvoju, kas tu čia toks? Būsi pats labiausiai išganytas ir pats geriausia, tai už tave nemirė, mirė už mane ir tu jau išganytas, tai nesusirišo man. Bet aš toliau jisai tęsė savo tą istoriją, žinai, ir tada aš, kaip sakant, susikaupiau labai stipriai ir galvoju, būsiu kantrus ir ilgai ir kentiesiu, bet jau dabar ieškau, kur tave išlaipint, žinai. Pradėjau akimis ieškoti, kur čia dabar, kokį ras pretekstą, kad tu išliptum. Aš tada prisiminiau, kad jį vežu kaip klientą ir klausiu, o kur jums reikia?
sako, čia kažkur, o ten buvo Tirkeliškis. Žinot, už Garliavos taip pat yra po kairę pusę Tirkeliškis. Ir jis sako, čia kažkur tai reikia sukti kairę, kadangi aš tų gatvių nežinojau, tai aš laukiau, kol jisai parodys. Ir jisai tas gatvės, žinokite, įvažiavo Tirkeliškis, jeigu žinot, o jeigu ir nežinot, tai žinokit, ten yra 15 gatvelių šitaip ir 15 šitaip. Nu, kažkas tam stiliuje, toks kvadratų didžiulė gausuma. Nu, o jisai ir pas nelabai gerai žinojo, nei gatvės, nei numerius, tik žinojo, kaip atrodo namas. Tai jisai po tas gatvelės pradėjo vežioti, kairiai, dešinė, ne čia, ne čia, ne čia, ne čia. Bet jisai visada tarpuose pasakoja apie Jėzų Kristų ir kaip jisai už mane numirė ir kaip jisai mane norėjo išgelbėti. Ir man net blogai, žinokit, pasidarė, aš pagalvoju, turbūt jam kažkas negerai su galva, bet aš jį išleisiu ir tada atsipūsiu truputėlį. Tai aš kentėjau ir galvoju, vis tiek jisai sumokėsgi, kad ir netoli, bet laiko užtrukom nemažai. Na, tai nors tiek gerai bus. Ir jisai, kai sustojo vienu metu, atsidarė savo diplomatą juodą tokį ir ten mačiau daugybę lankstinukų. O tais laikais buvo 89 metai. Tais laikais dar buvo, nu kaip, aš buvau skaitęs daugybę marksistinės literatūros ir žinojau, kad yra tokie agentai Lietuvoje, kurie yra užverbuoti centrinės žvalgybos. Aš perskaitęs daugybę knygų esu, žinokit, armijoje buvau, tai laiko turėjau. Ir galvoju, va, taip ir maniau. Jisai taip ir atrodo, akurat tas pats, užverbuotas. Atsižiūrėjau tokį diplomatą, o ten visko, ten spalvoti lankstinukai, visokie dokumentai spausdinti, o galvoju spausdinti dar slaptoj kokiai spaustuvai, žinai, ir galvoju, verbuoja žmonės, tiesiog taip palengva švelniai, taip, tipo, žinai, nelabai protingas, bet gudras galvoju. Na, ir aš taip visai nelauktai, jisai toliau sako savo, ten apie tą visą, gal mūsų susirinkimą užeisi, gal dar kažkur, ir visiškai aš susibalamūtinau, galvoju, ir vienu metu man kažkas tai į galvą paukšt, kažkas susijungė, sakė, ir kažkurioje vietoje, palauk, tokia mintis, bet juk jis nemeluoja. Ir ta mintis kažkaip mane, kažkaip tai, nežinau, staiga viską pamačiau visai kitokiam spalvom. Palauk, bet juk jis nemeluoja, aš jaučiu vidumi, kad, nemeluoja žmogus. Ir po to jis sako, žinai, pasimelskim. Ar galima už tave pasimelsiu, sakau, gerai, man tai pasidarė netgi įdomu, intrigai, įsivaizduoji, sėdi nepažįstamas vyras, sako, pasimelskim, deda ant mano kelieno ranką, tada apie žydrus iš viso net nebuvo tokia mintis net, čia gerokai vėliau tik tai atėjo ta mada į Lietuvą ir man net jokios minties ne... Jis uždėjo ranką man ant kelio ir sako, Dieve tėve, štai mes esame tavo akivaizdoje ir atreišk šitam nusidėjėliui, kad tu esi danguje ir kad viešpas Dievas yra mūsų kūrėjas ir kad jis numirė už jį ir visą kitą. Ir žinot, toks jausmas buvo, lyg mes būtume du vaikai, smėlio dėžiai ir žaidžiam žaidimą. Meldžiam Dievą, kuris dabar nužengs, viską padarys ir atsiversiu. Nu, žinai, man tai buvo tiesiog įdomu, galvoju, du suaugę vyrai, man buvo 20 kokie, turbūt 7-8 metų, jam 18. Tai dviese su galvom pažaisim, galvoju, koks žaidimas fainas. Ir paskui jisai paliko tokią kortelę užrašytą. Tais laikais vizitinė kortelė tai buvo, kažkas tokio iš kosmoso srities. Ir jisai sako, va, atvažiuos į mūsų susirinkimą. Davė. Ir aš tada grįžau namo, aš važiuoju namo ir galvoju, kažkas su manim yra atsitikę. Bet kadangi aš buvau prisižiūrėjęs Kašpirovskio visokių, aš galvoju, man iš tikrųjų galva susisuko. Bet turbūt neilgam, nes paprastai 3 dienos yra maksimumas, kiek veikia visi šitie seansai. Hipnozės. Galvoju, jisai kietas, viskas faina, man prašviesėjo protas, bet viskas laikinai, žinai. Nu ir ką, aišku, aš grįžau namo iš karto, atvariau pas savo hebrą ir ten visi mano draugai tai buvo, ką nors siuvo, mesgi, pardavinėjo kažką, obliavo kažką, remontavo mašinas, tai aš papuoliau tokią rūsį, kur ten visi mesgi ir siuvo. Ten prirūkyta, bonkos mėtosi, žinai, ir aš įlėkiau, Jėzus Kristus, išgelbėjo jūs visus, žinai. Pas mane kažkas susifiksavo tokio ypatingo. Žmona Ama prarado, žiūri į mane, galvoju, ko tyli, taigi gelbėti, esat visi išgelbėti, žinokit.
Tai buvo fantastika, tai buvo atgimimo metas. Praėjo, aišku, tos 3 dienos ir savaitė, ir 2 savaitės, ir mėnuo. Aš jau užmiršau apie Kašpirovskį. Padariau išvadą, kad čia yra žymiai daugiau negu yra šitas vadinamas hipnozė. Ir žinokite, ir nuo to laiko praėjo daug laiko, daug metų. Ir dėkui Dievui, kad jisai tokiu būdu veikia. Va. Labai ačiū, kad mane išklausėte.